Taigi, dabar pas mus yra naujas svečias, kuris atvyko į mūsų gerbamąjį Landyną Bomžų hotelį. Taigi pasisveikinkite, Mr. Seksiukas arba dar kitaip vadinamas Seksius. Taigi, tai aš galvoju, pradėsim nuo šito. Kodėl jūs toks debilas, prašome pasakyti, kodėl jūs toks impotentas? Pasakykit, ar jūs iš tikrųjų esate impotentas, ar jūs tik apsimeta? Ar jūs tamponą ten galvojate? Tai tamponą naudoji, o pimpas įdupjovės mamašiuką, žinot, aš esu ir afrikietis. Tu labai panašus į minėtą. Kodėl tokie bruožai, pasakykite? Aš įvėkdžiu, aš mokoju žodžius. Tegul dega, viskas kas dega. O žinau dėl ko? O kodėl jūsų sesė labai panašiai transvestitė? Nu tokia, kur bibys viršų galime auga. Ten, kur kandoną užsidėjus. Ant galvos. Neišpučia. Nežinau, ji pučia kandonus, susitikinėja su bachūrais, kurie tik tai sienas metukas. Nežinau, kaip jį pimpalai apžėlė, bet žinau, kad jie yra mažiukai kaip mano pykštukas. Taigi, va, žinau, kad jūsų sysra labai mėgsta kasyti savo pimpalą ir jinai ne tai, kad yra merga su pizda, bet ir dar bibiskai, nežinau, tas ją nosis išaugo bibis. Nu, sakau, tokia kaip pas varnalėsą, tokia eina tiesiai ir užsilenkia kaip pas varnalėsą. Tai aišku, kaip kantonešys, tai čia jinai tokias privilegijas. Bet kai ten eina ta, kai varnalėšas tas snapas, bet ten dar yra apžėlė. Nu, bet jau taip apžėlė, kad necypkins atsiskinę padėtų jo apžėlę snukis, kai krūmas ten koks nors užaugęs. Nu, sakau, bet jau pimpalo kvapas, nueitum iš karto uždusi, nu, ateina, kaip kiek žinau, tai ateinat jūs, ateinat, labą dieną, gerai, 2 centai ir žiūrim jau negyvas guli mūsų, nes jau pimpalas taip dvokia, sakė, jinai užaugo ir bijo, kad jisai nenupūtų, tai nesiplauna jo, nes bijo, kad nepranystų, nes ten, žinokit, jinai pasidarė, iš ko pasidarė pimpalą, prašome pasakyti. Taigi, ji nesiprūsia pimpalą, bet jisai tinsta kas minutę, išsipučia, po to paraudonuoja, po to teka. Nu tai pasakykite, kodėl tokia invalidė jūsų sysroja, o jeigu jų man galvos pizda pradės augti, kas tada bus? Oi, tada varysi tiesiai pas sysrą. O ai, kad jinai jums padarytų per galvą, ne, kad jis padarytų, kad jums labai orgazmą pajustumėt per galvą. Jau taip man darė, tai išdido smegenis. Taigi pas jūs dar nėra pizdas, ar jau pas pizdą nugaroje atsirado, ar kur? Aš čia užsidėjęs peruką. Peruką, eik su perukėną. Žinot tokį peruką, kuris valgo gėlės, kuris... O kaip, žinot, kaip mūsų mano gėlytės laikosi? Nu, dar nepatampė jums? Bandė? Ar jūs atsilaikėt vėl? Nu, bandžiau atsilaikyti, bet viena gėlė, kai man jį kaip kišo į šikną visų žiedlą. Taigi sakė, kad jos tampa bibi, savo ir tau. Nu, bet viena tokia transvestitė gimė, nu, tai užaugti. Nu, kai kišo man į šikną, nu, tai aš ant tų gėlių užkritom, paskui ant teismą pradėjo, tai sperma šaudė, nes kaimynai tai bobiai broniai ant snukio užšovė. O čia Slovenija irgi? Nu, visko būna, nu, ir čia tai ką sakė kaimynai? Kaimynai sakė, kad va tas lapsnotojas jos įsra, kad matė, kaip jį per galvą darė. Tai kaip čia dabar galima sakyti, ar jums kišo į būną, kad pačiūptumėt, ar kaip čia išeina? Nežinau, kad vis kiaušiukai neturi nesimato. Aš žinau, kad bibis išvirtos kaip hameris, o kiaušiai kaip tarantūras. Tokie mažyti kiaušinėliai. Jos netelpa net. O kodėl ant mano vyro, ant mano žmonos tarantūlo varai? Ar nenori, kad pasakūčiau Europos Sąjungai? Kad ant mano žmonos... Galvojat, kad jūs galite nukentėti nuo Europos Sąjungos, jeigu jūs pasiskusit? Aš nenukentėsiu, nes tas pizaras ant mano žmonos arba vyro, aš ten vakšė nepagaunu. Ar jūs, kur lytis, kur nelytis. Nu, blėt, nu sakau, ko tu pizavoji ant mano žmonos, nes jinai labai graži, jeigu jums padarytų per galvą, tai žinokit, blėt, tokia orgazmą pajustumėt, kad ne nakui 10 vaikų per kūrą, per veidą išlystų. O jūs gal jau įsistatėt naują kempinę, kur gal 2,5 megabaito? Jūs, blėt, nebeždėkit čia taip smardžiai, bet tai nukrysiu. Kur man, ar nėra pas mus dangų tiesa užkaltas su betonu?
Nu, kaip jūs su betonu kalbat, aš tai su betonu, ko tai betonu, aš tai su prezervatyvais. Man labai gerai laiko, labai gerai laiko. Bet reikia išbandyti. Kur jūs bėgat, Mr. Seksiukas, ateikit čia, Mr. Seksiukas. Ateikit, Mr. Seksiukas, ateikit. Tekstas ateikit, teskit. Nu, tai, o kodėl jūs toks rimpuotantas, dar man nepaaiškinote? Mano įsirada kirta, įsivaizduoja, kad norėtų radį, žinokit, kūlai, nes į karpą pjausta, karpą dar kas supjausta. Man dabar kvadratinis yra, nežinau, kokį darote man. Kodėl, o nesimato, kad per ilgas jai? Oi, tai įsivertęs kaip visas važnas. Neįmanoma net į kelnes sukišti, kušėjas lenda pro kelnes. Tai tu žiaurus reiškia. Beleko. Nu, patinto šisme, nu grina, nu matau, kad tu lesbietė kažkokia. Nu, kaip pabėgiamo to šisme. Palaukit, aš negrįšiu misteriai, trauzai, bet aš biškai, palaukit. Jūs čia pasikalbėkit apie tarantūrų veislės, o aš to grįšiu. Taip, kokias jūs žino tarantūrų veislės? Žinau, paukščiai ėdika ir kiaušukasytoje. Man labiau patinka kiaušukasytoje. O žinai tokį bibių krapštytojas? Žinau. Randa iš ten kažkur žemėje augantį bibį ir nurauna. Žinau tokias, parduodu vieną centą mano draugas. Už 1 centą? Aišku. Taip, pigiai? Aišku. Aš 10 litų parduočiau. Tai reikės pranešti. Na, kas pirmą vieną nusipirksiu. Nu, tai jį pasėjai ir ten išaugo krūmas bibių. Nu, tai aišku, jisai padvėsta, po to išauga toks didelis bibys. Nu, kaip tarantūlas. Kaip tarantūlas. Aišku. Aš nežinau, žinau, kokį 3 litrinį kišta, ar 3 litrinį, ar į visą kambarį. Nu, tai kiškit į kur 1 litro. 1 litro, ar nemanai, kad padės? Nu, padės, bet nepadės. Ar jūs žinote, kad už vieną nukarusi bibį Europos Sąjungams sumoka 0,5 cento? Nu, tai žinau, tai va pas tą pydarą, kai vieną kartą nueini parodai savo nulinkusi bibį, tau va 0,5 centų iš karto į sąskaitą eina. Nu, nebuvo matos, tai impuotintos mažas. Nu, tai ką, šį kartą baigėm. Šį kartą baigėm, nes biškė įsismaukęs. Jo, sperma jam pradėjo bėgti. Dėl to labai gerai. Jo, viso gero.